Lietuvos jūrų muziejus turi naują gyventoją – kaliforninio jūrų liūto jauniklį. Vardo jis dar neturi, nes muziejininkai tiksliai nežino, kokios jis lyties. Jaunikliui dar nėra nė mėnesio, bet judrumu jis nenusileidžia savo vyresniems broliams ir seserims. Dar treneriai iš tikrųjų nežino, kas tai berniukas ar mergaitė, nes mama labai uoliai saugo jį nuo pašalinių akių ir rankų. Eik vaikas yra zurka. Jauniklio mama muziejaus senbuvė liūtė Lija. Misdamas jos pieno mažylis sparčiai auga, sveria daugiau kaip 10 kilogramų, o prieš kelias dienas išmoko plaukti. Liūtukas smalsiai stebi, kaip jo giminaičiai mokosi įvairių triukų, tačiau programoje dalyvaus dar negreit. Dresuoti liūtuką bus galima gal kitais metais. Kad pasirodymuose dalyvauti, galima sakyti, metai laiko kažkur tai. Kad jau gyvūnas gali kažkur tai pasėdėti vienoje vietoje. Valgo žuvį jau metų laiko liūtukai pilnai. Jau mama paprastai tokio amžiaus nebemaitina. Labas geras, žvelgiau. Renginiai muziejaus amfiteatre po atviru dangumi ypač lankomi. Anksčiau žiūrovų dėmesio liūtams tekdavo dalyti su delfinais. Tačiau pradėjus rekonstruoti delfinariumą, delfinai laikinai išgabenti į Graikiją. Kalifornijos jūrų liūtai, kaip mes sakom, geriausi delfinų draugai, nes jie delfinariume gyveno su delfinais, dabar atstoja tuos delfinų pasirodymus ir tikrai galim pasakyti, kad kaliforniečių pasirodymai pritraukia, ne tiek pat žiūrovų, kiek delfinai pritraukdo, bet iš tiesų labai domisi lankytojais jais. Ateik pasifilmuoti visą šeimyną. Lietuvos jūrų muziejuje šiuo metu gyvena 7 jūrų liūtai.